ir 6. Dėl Širvintų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansuojamų 2016 metais objektų sąrašų patvirtinimo. Sprendimo projektas patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės vietinių kelių ir gatvių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 2016 metais objektų sąrašą. Tarybos nariai, prašau, ar turite klausimų? Vytas Šimonėlis, prašau. Aš noriu daryti kaip ir klausimą, kaip ir prašymą. Būtų gerai, kad dabar skaičiuotume 2015 metais pasirašytas kelių priežiūros ir programos tvarkymus lėšas, tos aiškiai objektus, kuriuos mes tvarkysime iš tam tikras sumas. Tada ir šių metų, tai tada pažiūrėsime, kas iš to išeina. Nes iš tikrųjų, galiu pasakyti, kad šitie du dokumentai nesueina. Jie yra piniginės raukai, bet nesueina, juos reikia tvarkyti. Reikia tada žinoti, iš kokių lėšų mes tuos darbus atliksime. Ačiū tarybos nariui. Tai yra visiška problema. Susiskaičiuosim. Noriu paklausti. 10 punktas yra Latelių gyvenvietės Musės gatvės socialinė aplinka 54,8 tūkstančių. Ir jeigu pasižiūriu į praeitų metų skaičius, tai konkursė nesueina konkurso suma, už kiek laimėjo rangovas ir tas dvi sumas sudėjus neišėjo. Galbūt galėtumėt patikslinti, kokios tos sumos, per kurią vietą nesueina? Už tai, kad kapitaliniam remontui šiais metais yra numatyta 54,8, pernai metų paskutinėme yra 10 tūkstančių, tai nesueina 4,5 tūkstančių. Tai yra vienas dalykas, dabar kitas. Noriu paklausti, praeitais metais buvo pradėta Sodžiaus gatvės, čia, kur yra Širvintų seniūnijos. Keista yra laimėjusi, numatėme sumelę 68 tūkstančius, šiais metais darbų netęsė. Kodėl taip yra? Tarybos nariai, ar jūs suvokėt, kad kai šaltis, kai yra minusinė temperatūra, kad darbai vykti negali? Ne. Kaip tik kai mes turėsime galimybę ir leis oro sąlygos viršintų kainų darbų. Bet mes nenumatome šiais metais neįvykdo. Mes pinigų šiam objektui gausime iš kitos vietos. Taip, kaip ir praeitais metais neįvykdo. Ir labai puikiai susitvarkom ir viskas susieina. Ir nesam pasiskolinę nuo balandžio 13 dienos, nei vieno euro ir skolintis nesiruošėm. Tarybos narė, ar dar turite klausimų? Bet ne, šiandien nesueina suma. Aš vedėjas noriu užduoti tą patį klausimą. Kaip buvo atsakyta, kad fermo lėšų nebuvo taikoma, tai kiek noriu sužinoti, taip, buvo skaičiuotas lėšas kelių federacijų. Komitete tikriausiai buvo skyriaus vedėjo pavaduotojas. Nebuvo atsakytas, netikrai buvo atsakytas. Vicemerė buvo atsakysi, aišku, kad visi keliai jau nusinį lėšas važiuoti, kad arčiau neįsime ką. Aš noriu vedėjas klausimą. Kelių plotį, gerbiamas Darius Lankauskas sakė, tai gal asmeninė reiškia dvigubai platesni keliai. Tai ne tik yra plotis, tai kadangi keliavimas yra... Aš matau 60 km ir matau 115 km. Sumas ženkliai skiriasi. Kodėl? Žiūrėjom pagal būklį ir pagal esamą situaciją ir tikrai neskirsim, taip kaip buvo daroma prieš keletą metų, kad esam visiems dėlis ir duodam visiems vienodai. Žiūrėjom pagal situaciją ir žiūrėjom pagal planą, reideruoti, kur turim asfaltuoti. Prašau, Marikos daryti. Dar noriu paprašyti. Ar jūs vadovaujatės, ten buvo prieš daug jau metų, gal 10 metų jau toksai patvirtinta skaičiavimo tvarka keliams remontuoti. Ar tą vadovaujatės, ar jis jau tiesiog yra užmirštas tas dokumentas? Gerbiama Rita Gujenė, kiek jūs metų čia dirbate? Bet tai dokumentas jis neatšauktas, kaip aš suprantu, jis turi galioti tada. Bet tai iš tikrųjų taip, to gero. Bet tada reikia arba jį taisyti, arba atšaukti, arba ką daryti, nesivadovauti. Taip aš negalite. Tai yra situacija. Tai prašau. Paklausti, jeigu labai aiškiai skaičiai nesueina, tai ar kodėl jie, pavyzdžiui, steigėt Pas mus sueina, tai aš kaip sueina?
šiais metais yra skirta 54,8 tūkstančiai eurų. Pernai metais buvo 10 tūkstančių, o konkursas yra 68,769. Tai nesuėjame skaičiai. Tai ar čia galima rašyti bet kokius skaičius? Tai nėra penkas bet koks skaičius. Tai pagal mus tai yra tikslus skaičius. Ne, tai turis atsakyti. Tai paskaičiai. Tai čia jūs užduodate skaičius. Susumokite, atsisėskite ir susumokite. Taigi jūs ir klausėte. Tai nesueina skaičiai. Ar jūs davėte kitą lapą? Gerbiama vedėja, susėskite ir Tai susiskaičiuokite. kokį sprendimą tada Ir priiminėsite? tarybos nariui dar kartą susiskaičiavus atsakysi po tarybos, kur mums skaičiai absoliučiai visi sueina ir mums nėra pagrindo nepasitikėti skyriaus vedėjos kompetenciją. Tarybos nariai, ar dar turite klausimų dėl tai? Prašau. Kur dar bus balsavimas? Labai kažkokią pastabą noriu pasakyti. Taip. Kada keliai pradėjo būti tvarkomi iš esmės, tada kažkodėl tai pasipylė kažkokie tai kalbasi nepasitenkinimas. Aš tik tai tik. Ačiū tarybos nariui už gerą žodį. Prašau. Tai sakykit, jūs sakot, pradėjo tvarkytis, jie visada tvarkėsi. Jūs juk žinot, kad šią biudžetą jūs gavot mažiau pinigų 20 tūkstančių eurų. Tai ką jūs sakot, kad nebuvo tvarkyti? Kada jie pradėjo tvarkytis? Tai jie visada tvarkėsi. Ir dar tvarkėsi labiau, negu kad šitą biudžetą. Jo. Įdomiai tarybos narys pasisakė. Ar Tai- dar turite Tai klausimą? aš turiu pasiūlymą. Taip. Iš tikrųjų, gyvenam informacinėje visuomenėje. Taip. Pakabinkite 5 metų visas kelių programas, investicijas ir kiekvienas žmogus galėtų susėsti ir paimti. Gerbiamas tarybos narys, Neįsiveda diskutuoti. Aš matau, kad- 4 metus iškabinti ir visiems visas programas matyti, mes stengiamės kiek įmanoma viešinti ir kad žmonės žinotų. Jūs tam turėjote galimybę ir ne tik 4 metus daugiau. Ar dar kokie klausimų tarybos nariai, jeigu klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 11 kas prieš. Susilaikė. 11 už, 2 prieš ir 6 susilaikė. Sprendimas priimtas.